Sveiki, su jumis sveikinasi Gyva jaunuomenė ir norime padėkoti, kad žiūrite mus, kad prenumeruojate ir nepagailite patiktukų mūsų laidoms, jeigu mūsų turinys jums patinka. Tai šiandien susirinkom pakalbėti apie svarbią mūsų gyvenimo dalį, apie maistą, mitybą ir įvairius aspektus susijusius su šia tema ir sklinda gandai, kad Lukas turi įdomių pasakojimų apie savo mitybą. Tai mano mityba buvo, kai aš pradėjau studijuoti, realiai niekai neypatinga. Realiai valgiau viską ir kai buvau mažas, paauglystėje irgi valgydavau viską, kas ant stalo, tą valgydavau, per daug neskirstydavau visko. Bet kai atėjo studijas, pradėjau gaminti savo valgyti ir pradėjo vienas maistas tikti man, kitas netikti. Tai išmėginau vegetarizmą, veganizmą, man šitie dalykai nepatiko, tai prie ko aš labiausiai prilipau, kad išimti pieno produktus iš mitybos, ką padariau, išėmiau pieno produktus, baltas bulkas, majonezą, saldumynus ir visą kitą perdirbtą maistą. Ir realiai didžioji to nauda atėjo, kad dar dadedant į mitybą parazitų valymą vaistažolėmis. Kas gaunas, kad vaistažolės regeneruoja visą kūną ir dar tokie kaip maisto papildas, bet vaistažolės nėra nei maisto papildas, nei kaip čia, vaistas, tai yra maistas, kurį turėtų kiekvienas žmogus valgyti pastoviai, bet dėja mūsų visuomeniai to nėra įtraukiama, nėra mokoma apie vaistažolės. Koks pasikeitimas to pačiam įvyko, koks tas skirtumas buvo, kai tu prieš sakėjai, bet valgiai viską ir po to pradėjai kreipti dėmesį į savo mitybą, kaip maitintis ir sakėjai, naudoji vaistažolis, naudoji jau tą mažiau perdirbtą maistą, ne? Tai koks buvo pasikeitimas? Ką tu pajutai? Buvo taip, kada atsikėlus anksti, einant į darbą, ten apie 9 valandą, dirbi darbe ir tiesiog tave mėgdo, nėra tiek daug energijos mano gyvenime. Nes mes šiandien susirinkom balio tave valgymą, bet svarbi dalis turbūt mitybos yra nevalgymas, ne? Kaip tu sakai, valgymas organizmui. Tai tu į savo mitybą pradėjai kreipti dėmesį jau būdamas savo studijose, jau studijuodamas. Ir kodėl tu pradėjai būtent kreipti dėmesį, dėl sveikatos problemų, ar tiesiog nes tave sudomino šitas dalykas? Kiekvienas pasirenka, ką jam valgyti. Kaip sakant, žmogus vibruoja ir valgo maistą su to, kuriuo vibruoja. Nežinau, vienas valgo jam yra gerai, kitas valgo ten prisižiūri labai jautrus ir taip toliau ir negali nieko kito valgyti šlamštą. Tai... Vainiau, kokie yra tavo mitybos aspektai? Ar tu daug dėmesio kreipi į tai, ką valgai? Iš esmės esu visaėdis žmogus, nepropaguoju nei vegetarizmo, nei veganizmo. Aišku, esu alergiškas tam tikriems maisto priedams, dažniausiai yra saldumynuose, tai jeigu nenoriu, kad man rankas ar kitas kūno vietas išbertų, ar tai jeigu nenoriu, kad mano veidas būtų nusėtas pagais, tai turiu riboti saldumynus. Dažniausiai valgau viską ir pakankamai... Yra kažkokie mitybos ritualai tavo prieš varžybas, ko tu laikais? Vienintelis ritualas, kad pusryčių nevalgau, dažniausiai startai būna rytais. O jeigu labai kažko reikia, tai nebent išgeria energetinį gėrimą dėl energijos, nes dažnai ryte dar anksčiau reikia keltis negu į darbą. Tai arba energetinis gėrimas, arba tas būna gelis vadinamas. O ką geri, Monsterį, Red Bullį? Dažniausiai Red Bullį. Tų visų pigių zetukų ir kitų neperku. Kaip merginos kreipia dėmesį į savo mitybą? Valgo daržovės, salatytes ar dar kažką valgo? Na tai aš salotų dietos nesilaikau, nors valgau veganiškai. Tai be abejo kreipiu ir labai žmonėms visą laiką pasiūlau, kad pasižiūrėkit, ką valgo, ne tai, kad eikit į kažkokią dietą, dėl to, kad dieta tai yra dažniausiai kažkoks gydymo būdas kažkam išsigydyti, kažkokiom problemom, jeigu yra alergijų pas žmogų arba turi tam tikrų ligų, pat ir nutukimas tas pats, tai tada labai labai svarbu atkreipti dėmesį ir bandyti laikytis atitinkamos dietos, bet jeigu nieko neturi jokių problemų ir viskas yra gerai, visą maistą toleruoji, viskas yra puiku, tai
atkreipdėmės tada tiesiog, ką valgai, kiek valgai, paskaityti etiketės, nes labai įdomu, kai pradedi skaityti etiketės, pamatai, kiek yra cukraus visuose produktuose. Turbūt. Ne, Kas yra tai produktuose. aš jau seniai nebeperku tokių produktų, kurie ten turi baisu, ką ten pamatyti. Tai jau senokai iš tikrųjų nebeperku tokių dalykų, tai jau net, bet vieni cukrų atkreipus dėmesį tokiuose produktuose, kur net nelabai tikiuosi, ten ypač kokiuose sultyse, niekad negalvau, kad yra tiek daug cukraus. Mažam buteliukė, ten 100 ml ir cukraus ten 10 gramų. Tai aš tai labai kreipiu į savo mitybą dėmesį, bet svarbiausia tai yra, ką jaučiu, ko aš noriu iš tikrųjų ir ko organizmas prašo. Tai svarbiausia, valgau pusryčiai, pietus, vakarienę normaliai, tada nėra poreikio saldumynam ir visokiem nesveikam maistui. Ir rekomenduoju visiems tą patį daryti, tik jaučiant savo organizmą, ko organizmas prašo, ko organizmui reikia. Audrė, tu minėjai, kad veganiška, ne? Taip, veganiška. Dietą propaguoji. O tu, sakyk, esi ta veganė, kuri leidžia savo čytinimą tam tikrą vadinamą, ar tu griežtai laikais to? Nes, pavyzdžiui, aš neseniai su Defoe aktoriu mačiau interviu ir jis sakė, kad aš esu tikrai veganas, bet ten kas porą mėnesių aš nuvažiuoju prie ežero ir išsikepau didelę žuvį. Tai čia, bet jis save laiko veganą, tai kaip tu maitinies? Ne, aš jau taip 4,5 metų beveik, taip visai veganiškai. Bet buvo prieš kelis mėnesius atėjo, nesupratau, kas daros, noriu kiaušinių. Ir beprotiškas noras kiaušinių ir tiesiog drebu ir galvoju, kas man darosi. Ir pradėjau pastebėti, kad man pradėjo trūkti baltymų, pradėjo trūkti riebalų sočiųjų, nes veganiškai mitybai beveik to nėra. Ir aš savo leidau valgyti kiaušinius, nes aš jaučiu, kad man yra poreikis, didžiulis poreikis, man yra didžiulis trūkumas, taip aš galiu tai išspręsti per kitus būdus, bet man tai užtruks daug ilgiau. Kadangi aš studijuoju mediciną, tai reikalauja tikrai labai daug dėmesio, labai daug laiko ir jeigu galbūt būtų daugiau galimybių, tai aš galbūt iš to būčiau išėjus veganiškai. Tai aš savo leidžiu, jeigu man jaučiu, kad mano organizmui yra blogai. Sunku būti veganu? Ne, jeigu pakankamai esi pasidomėjęs, pasiskaitęs, suvoki, kas yra veganiška mityba. Pakanka produktų arba kažkokių maisto, kur nuėjus, ar ne? O lengva pasidomėti, pasiskaityti? Tai užtrunka labai daug laiko. Nes jeigu tiesiog... užtrunka daug laiko, bet tai nemanau, kad tai yra lengva. Tai dauguma žmonių iš tikrųjų ir seka, tiesiog susiranda kažkokį, labai gražus gyvenimas, ten gyvena trobelį, gražiai filmuoja Instagramą ir ten maždaug aš nuostabų gyvenimo būdą gyvenu, aš čia veganė ir ten blablabla ir užsikabina iš šitų ir nieko nebesidomė, tiesiog nusprendžia, nebevalgysiu mėsos, nebevalgysiu žuvies, nebevalgysiu pieno produktų ir staiga viską nutraukia ir bando kopijuoti. Ir nieko nežino, arba žino ten iš kažkokios Instagramerės ir nieko daugiau nežino, tai tada yra labai blogai. Ir tokiu būdu labai lengva minimaliai pasidomėti, ne, bet tas pasidomėjimas jau toks labiau kabutėse, sakykime, pasidomėjimas, nes tikrai nepateiks visos informacijos. Tai apskritai dietologija tai yra sudėtingas mokslas ir kiekviena dieta, kaip ir veganiška dieta, tai yra dieta. Tai yra mokslas ir tame yra labai daug įvairių užkampių, užkaborių, kuriuos reikia suvokti, suprasti, kaip susirinkti tuos dalykus, o ne tiesiog. Tai kad apie veganizmą reikia pasidomėti ir Lukas minėjo apie organizmo valymą irgi reikia pasidomėti, kaip tai reikia daryti. Per savo patirtį tu pats jau tai esi išbandęs. Tai buvo... Ir domėjai daug apie tai. Jo. Pakankamai. Teko ir tas pradžiai buvo tie atsirinkimai mitybos, ką galėjau valgyti, ko ne. Tai šitie pasirinkimai įvyko po badavimo, kai tada kūnas švarus ir tada dedi kažką į vidų ir jauti, ar tau gerai valgant šitą maistą ar ne. Tai kiekvienas tai turėtų išmėginti tą badavimą. Kodėl? Kad geriau pasijustų? Kodėl? Tikrai kodėl? Badavimo metu kūnas įjungia čia valymo mechanizmą, kai iš savęs valomas visos gleivės, parazitai žūna, askaridės žarnyne. Jeigu žmogus prikaupęs valgo ten 30-40 metų kiekvieną dieną, tai įsivaizduokit, maistas eina ir niekada nėra duodamas poilsis savo organizmui. O tai kiek laiko užtruko tas tau? Virš savaitės laiko. Su badavimas ir išėjimas. Ir kaip jauteis po to? Super. Super. Na, aš kiekvienam... Čia buvo, pavyzdžiui... Kas buvo daug energijos, kas buvo? Nebelieka to mėgustumo ir aš turėjau odos problemą. Čia turėjau visą ranką. Aš nežinau, aš buvau prisidirbęs šiek tiek, pasitikau nesu to, ko reik. Tai viską, čia labai negražiai atrodė. Tai reikėjo spręsti tą problemą, tai prasidėjo parazitų valymas, badavimas.
ir praėjau visus tos kelius. Tai ir badavimo metu šita odos dalis ant akių realiai pradėjo tvarkytis. Tai teko natūraliais būdais leisti savo organizmui susitvarkyti pačiam, nes visos problemos yra iš vidaus, nes mes valgom kiekvieną dieną realiai, tai pastoviai kažką jau vartojam. Tu esi tai, ką valgai. Taip, būtent. O kai nevalgai, kas esi? Visas tas š sukauptas išeina lauk. Šiaip 1000 metų žmonės tikrai kasdien nepavalgydavo. Turbūt per paskutinius čia tik kokius 70 metų mes turim tą tokią pakankamą maisto kiekį, maždaug didžioji daly pasaulio, kad mes valgom pusryčius, pietus, vakarienę ir dar net užkandžiaujam tame tarpe. Anksčiau žmonės niekada tiek net neturėdavo to maisto. Tai tas turbūt pabuvimas bado būsenais mūsų organizmui buvo 10 000 metų ir dar daugiau gana įprastas. O dabar tas kasdienis valgymas yra gana neįprastas ir jis labai neseniai atsiradęs per pastarąsias porą kartų tik tai. Taip pat tas badavimas irgi jungia kažkokią reakciją, kuri jau seniai pažįsta mūsų organizmui. Taip pat badavimo metu mūsų sąmonė pakinta, nes jeigu mes valgiam kiekvieną dieną ir dabar organizmui duodam nebevalgyti. Čia labai įdomi savęs pažinimo kelionė šiai. Svarbiausia yra, kad tai yra gydymo būdas. Mes visi turim tam tikrų problemų, dauguma žmonių, bet tai yra vis tiek kaip gydymo būdas, tai yra nuostabus gydymo būdas. Tai va mes šnekėjom, kad anksčiau žmonės tiek daug nevalgydavo, o mes dabar turbūt daugiausiai maisto nusiperkam prekybos centruose. Ir toks yra klausimas, ar yra verta dabar savo maistą auginti, ar auginat savo maistą. Milda, kokia tavo patirtis su maisto auginimu? Ar čia jau praeitis, kur mūsų ten seneliai augindavo, ar dabar mes irgi auginam? Kaip Čia ne praeitis tikrai. Ir šiaip aš tai pavyzdžiui, tai daugiausiai tai aišku, kad auginu pavasarį, vasarą, o tada tas žiemos periodas, tai taip tu arba gyveni iš savo pasidarytų atsargų, arba, užeini į parduotuvę ten kažkokių daržovių. Tai tas, kad, šiaip aš esu miestietė, tai šiaip mes su šeima auginam kaime savo maistą, tai irgi nuo pavasario iki vasaros ir tada rudenį užbaigim. Tai mane, kadangi aš nieko nemokėjau, tai mane tėtis pamokino, tai nuo visokių ridikėlių sėjimo iki špinatų auginimo, tada kokia dirva tinka po to agurkams, pomidorams. Ir turbūt, kas žiūrėt mano Instagramus, tai meilė pomidorams. Gali pasakyti žiūrovom Instagramas kaip. Ne, žodžiu, tai... Iš kur galima gauti natūralaus maistą? Jo, pomidorų daug užauga. Ir tada man tas labiausiai patiko pamatyti, kaip nuoseklytės daigelis, kaip myli, prižiūri ir tada galiausiai kažkokia daržovė gaunasi. Ir tada po to, aišku, yra tas rudens gerybės, kaip sakant, vakavimas, pasiruošimas. Tai irgi buvo visai įdomių tų momentų, kad, pavyzdžiui, vynogės, ne? Jeigu nesuvalgai, tai aš pabandžiau praeitais metais sultis pasidaryti ir kas gailiausia buvo, kad aš jų taip nedaug pasidariau. Ne, buvo sultis, bet aš jų taip nedaug pasidariau, tai šiemet reikės daugiau. Tai žodžiu, dar mūsų karta augina, aš pati balkoną irgi auginu, man labai patiko. Aš rekomenduoju irgi. Aš sakyčiau, COVID'as buvo naujas įkvėpimas šiltnamių, nes beje 20-ais, kai buvo pirmoji banga, buvo šiltnamių verslo bumo sprogimas Lietuvoje. Jie pardavė ten rekordinius skaičius šiltnamių Lietuvoje. Tai akivaizdu, kad žmonėm netgi jau mes anksčiau žinom, kad mūsų močiutės ar kiti augino, bet tas tikrai nemiršta ir tas net naujai atgimsta Lietuvoje. Yra tik tai galbūt toksai viena naujiena dar aš kur girdėjau, kad nepaisant to, kad per COVID iš tikrųjų daug tas šalia namų maisto auginimas išpopuliarėjo, tačiau Australijoje mačiau vieną naujieną, kad esą pasinaudojant vienu atveju, kuomet žmogus kažką ten ne to užsiaugino savo šiltnamį ar ten kažką ne to suvalgė, esą dabar yra iš vis toks kaip valdžios nusiteikimas, galbūt čia reikėtų riboti šitą maisto auginimą prie namų, bent jau tokia idėja Australijoje buvo, nes esą žmonės patys nemoka užsiauginti maisto, dėl to viskas turėtų būti tik sertifikuota, su tam tikra priežiūra vykdoma ir patys žmonės neturėtų auginti maisto. Tai čia turbūt reikia pasakyti, kad tokia tendencija atsiranda, kad žmonės skatinami nebeauginti savo maisto. Taip, žmonės skatinami nebeauginti ir dėl klimato kaitos, savo, kad tai vis tik parduotuvės augintas yra labai geras. Bet šiaip dar ten reičiau paminėti, kad maisto auginimas irgi priklauso nuo to, ar žmogus turi tokią galimybę, nes ne visi gyvena nuosavose namuose su kiemais, ne visi turi balkonus savo būste. Tai realiai ekonominė situacija paveikia tavo sprendimą ir galimybės. Taip, ir aišku, jeigu žmogus gyvena mieste, tai mažesnė tikimybė, kad jis kažką augins.
Bet kokia jūsų nuomonė, Dimena, verta ar neverta auginti? Nes parduotuvėse, turguose gali susirasti maisto, o savo vis tiek turi laiko tam skirti prižiūrėti. Tai čia arba hobis, arba neverta? Kaip tu manai? Verta, manau, kad vis tiek verta, nes, kaip sakant, kai matai savo akim, ką tu užsiaugini, tai tu žinai, ką tu užsiaugini, o ką tu gauni parduotuvėj, tai niekada nežinosi, ką ten gauni ir šiaip vis tiek mes žinom, kaip ten viską augina, ko maždaug purškia ir kaip ten kokias trąšas ar kokius ten dar chemikalus naudoja, tai žinoma, kad verta, vis dėlto sveikata yra svarbiau ir vis tiek turėtumėm šitą skirti tam laiko. O tai kaip Painius sakė, jeigu vieniem negalima, neturi sąlygų auginti, tai tada rinktis lietuvišką ūkį, kaip jūs darytumėt, lietuvišką, lenkišką, žiūrit, iš kur atvežtą, nežiūrit? Tai iš ekonominės perspektyvos, kad ir kažkoks tai vaisius, tarkim, obuolys, jį iš kokios Lenkijos vis tiek sudėtingiau transportuoti negu iš Lietuvos, tai gal tarkim, vietiniai rinkai skirtą maistą mažiau reikia purkšti visokiais chemikalais, kad jie ilgiau išliktų švieži. Tai ir dėl šiaip savo krašto rėmimo, bei dėl sveikesnio maisto, manau, verta rinktis vietinį ūkį, kur tik įmanoma. Tai vat ne per seniausiai ir buvo ūkininkų streikai, ar palaikėt Lietuvos ūkininkus? Ar buvot Vilniuj matę traktorius? Buvom, matėm, bet jau aš su traktoriu nevažiavom, bet žiūrėjom viską iš nuošaliau, stebėjom. Tai aš netgi buvau nustebęs, kaip viskas buvo labai mandagiai užsibaigė. Visas renginys taip ėjo ir praėjo, tai aš netgi buvau nustebęs. Bet Dovilai, gal tu labiau iš tos kitos pusės? Aš tik galiu pasakyti tai, kad yra tokia tendencija dėl ūkininkų streikų dabar ne tik Lietuvoje, mes ją matėm visą Europoje. Aš mačiau dabar ir Lenkijoje, buvo Vokietijoje, buvo Olandijoje, prieš tai berods nuo Olandijos ūkininkų streikai Europoje prasidėjo. Ir čia turbūt yra susiję ir su ta tokia europinė arba globalia agenda, kad tam žemės ūkio auginimui Europoje vietiniai jo tą darytų žymiai mažiau. Dėl to buvo keičiami ir tam tikri ekologiniai standartai, kas paliko žymiai mažiau žemės ūkio paskirties žemės Olandijoje, dėl ko jie ir protestavo. Bet aš sakyčiau, toks svarbus aspektas taip pat atrodė ir tai, kad Olandijoje tai, kas prasidėjo nuo ūkininkų streiko, mes matėm vėliau išsivystė ir kur kas platesnį tokį visuomenės pasipriešinimą, kur ir kitos grupės, būtent įkvėpti to ūkininkų protestų, taip pat įsijungė. Ir mes tą matom savotiškai dabar ir Vokietijoje. Aš mačiau, kuomet buvo iš tikrųjų ta įspūdinga akcija prie Seimo ir Gedimino prospekte, kad buvo tokio daug tikėjimo gal žmonių, kad ta akcija galbūt plėsis ir dar plačiau ir kad ir mokytojai ir kiti taip pat prisijungs ir tos visos grupės interesų apsivienytų ir kad galėtų siekti savo tikslų. Tai iš tikrųjų ūkininkai, tai čia toks ledlaužis buvo Europoje dabar, kurie pradėjo tą tokią protestų kultūrą aktyviai. O nemanot, kad Lietuvoje yra mažesnė tikimybė, kad kažkas daugiau išsivystys, nes lyginant su tais ūkininkų streikais, kurie vyko Olandijoje ir kitose šalyse, Lietuvoje viskas, netgi sakyčiau, per daug mandagiai. Galim net ir nukreipti turbūt nuo temos apie mokytojų streikus, kaip jie streikuoja, kaip viešasis transportas streikuoja. Kartais, mano nuomonė, atrodo tiems streikuojančiams per daug rūpi ar ten mokytėms, kur vaikai pasidės, ar ten viešai transporto vairuotėms, kaip ten žmonės į darbą nuvažiuos, gal kartais per daug šitas rūpi. Ir tada per mažai viso to rezonanso. Mes neturim dar tos protesto kultūros, dėl to patys tai protestuotojai, kaip tu sakai, būna dažnai susirūpinę pačių protestavimą. Tai kas skamba savotiškai keistai. Gal ūkininkai bijojo, kad Gedimino prospekto grindinį sugadins su traktoriais. Jie labai gražiai tam buvo sustoję, labai buvo gražu. Bet ar protestų esmė yra ta, kad gražu. Kiek jie pasiekė, kiek pasieks kitas klausimas, bet negrožėjo protestų esmė. Bet tikėkime, kad žmonės to įkvėpimo pasiekė. Kad galia jau tas protesto, tai tikrai. Bet kokiu atveju, neaišku, kokios ten viršūnės, kaip ten pasisuks, bet Lietuvos ūkininkus reikia palaikyti savus žemdirbius. Šįkart tikrai reikia pagirti, kad buvo bent jau vizualiai labai gera akcija. Ir labai tikrai, kaip sakei, kad minėjus, jėga tokia, tai išrikiuoti traktoriai, tas 1000 jų, vis tiek tai buvo toks signalas, kad kitų atveju,
Vilniaus gatvės gali greit paralyžuotas, jeigu kažkas staigiai. nesikalbėtų, nes mes šiaip jau pastarosius visus 4 metus turim tokią tendenciją, kad apskritai valdžia visiškai nesišneka, tiesiog totaliai niekada netkreipia dėmesį. Dabar mes turėjom bent jau situaciją, kai jie kalbėjus. Ar išpildys pažadas, nežinia, bet jie kalbės. Na, aišku, geras žingsnis į priekį, bet visada galima geriau. Tai va, tas ūkininkų protestas irgi buvo jų viena iš priežasčių, kad buvo mažinami dirbamos žemės plotai ir tas visas ūkininkavimo užkardimas toks kaip ir primestas buvo, tai gal pasukant į kitą temą, vegetarizmas, veganizmas, ar čia yra alternatyvi mityba, ar irgi bandymas užkardyti suvartojimo mėsos, kaip jūs manot, Audra? Visą laiką galvojau, kad tai yra pasirinkimas ir noras, bet iš to, kaip yra stumiama veganiška, vegetariška mityba ir kaip pavyzdžiui Lidlo atsirado tas A, B, C, D, E klasės ir ant veganiškų produktų visada matau A arba B klasę ir aš truputėlį esu jau nustebus ir galvoju, kas čia vyksta. Tai... Kad tipo, tu esi geras žmogus, jeigu perki tai man jau truputėlį neskanu darosi iš tos pusės, nes tai darosi primetama. Veganai labai džiaugiasi, aš tikrai pastebėjau, veganų grupėse visi labai džiaugiasi ir visi norėtų, šiaip veganai norėtų, kad būtų visi veganai. Bet aš tikrai negalvoju, kad tai yra gerai, nes tai yra mada. O kai yra mada, žmogus nėra pasidomėjęs, jisai nesuvokia, ką jisai daro, jisai susivarys savo sveikatą ir eis į ligoninės, kur jose irgi dabar didžiulės eilės ir žmonės labai sunkiai patenka. Tai yra problema, aš manau, ir tai turėtų būti pasirinkimas, o ne primetimas. Dar kitą dalyką, ką aš pastebėjau, kad yra, visi yra skatinami į vegetarizmą, veganizmą, bet iš kitos pusės, kaip alternatyva, kad tu nenukentėtum nevalgydamas mėsos, yra sukuriami netikros mėsos produktai, kuriam tam pačiam Lidle labai daug. Taip, net šiaip ir perdirbtai įvairūs, ten jau tiek perdirbtas tas maistas, kad tu iš jo nebelabai gauni naudos. Tai veganiška mityba yra sveika, jeigu tu maitiniesi daržovėmis, pats gaminiesi, ypač jeigu pats auginiesi tuo labiau, tai tada tikrai viskas yra gerai, bet jeigu tai yra parduotuvinė mityba, yra beprotiškai purškiamas daržovės ir tikrai suvartoji labai daug nelabai gerų, naudingų organizmui medžiagų. Tai ta visa perdirbta mėsa ir tai yra kaip ir bet koks perdirbtas ir pagamintas produktas, tai nėra gerai, o ypač dabar atsirandanti mėsa iš ląstelių auginama laboratorijose. Tai nei veganiška, nei vegetariška, tai yra, matau, kad mes valgytume toliau mėsą, bet ne iš gyvūnų ir kad tą klimato kaitą neveiktume. Tai aš nemanau, kad tai yra gerai, o kokia, pavyzdžiui, tavo nuomonė apie tai? Tai būtent, kad tu eini į veganizmą, vegetarizmą, bet iš kitos pusės tu valgai mėsą, kad ir netikra, tu neatsisakai mėsos. Esat ragavę tų vegetariškų mėsų, kas mėsą valgo? Esat ragavę? Iš lervų? Nežinau, ar iš lervų. Nežinau, ten... Iš svirplių? Jo, iš svirplių. Dar yra, žinok, man tai realiai dar visų iš kamieninių ląstelių padaryta užauginta mėsa. Artificial meat. Bet gal... Visai skaičiau iš tikrųjų neseniai reklaminį dar žiūrėjau video, ten kur kad ir sako, kad šitą mėsą gali valgyti, nes jinai ten tipo ne iš gyvūnų, bet iš tikrųjų ten yra gyvūnų ląstelės užaugintos lėkšteliai. Ir dar skaičiau, kad ta terpė, į kurią tenais jas turi patalpinti, kad jinai iš tikrųjų yra daroma iš kraujo, iš šitų veršiukų, pavyzdžiui, jeigu tenais jautiena, tai būna abortuojami veršiukai ir iš jų gyvūnų drenuojamas kraujas ir čia sako, šita mėsa yra be jokio žiaurumo ir visa kita. Tai čia žiaurumas kita forma. Esat matę gal ledo traukinys, kai žmonės gyvendami pačiam paskutiniam vagone būdavo atvežama tokie batonėliai juodi. O jie, kai ten pradėjo eiti į tą priekį traukinio, pamatė, kaip tie batonėliai gaminami iš visokiausių kilminų. Čia tokia gaunas, kad prieš kelis metus padarytas filmas ir dabar realiai kalbame apie tos visus kilminus. Jo, tai vat ir šiaip aš net esu girdėjus apie mėsą išaugintą iš žmogaus ląstelės. Tu pasiemi mėginuką savo kraują ir tu gali realiai savo mėsą užauginti. Ar čia kanibalizmas? Aha, būtent šiuolaikinis. Bet dar toks, kad tu save dar. Aš savęs nevalgyčiau, tau duočiau bet tai kokia nemeilė. Bet yra įdomu, kad tie galingiausi pasaulio asmenys labai tą propaguoja, ar ne? Bet ar jie valgo? Billo Gateso ir panašiai, tie vadinami artificial meat, kur jisai rodo, demonstruoja Twitter'į, kaip jis ragauja ten ar iš fekalijų pagaminta, ar ne kažkokia ten maisto produktai. Aš manau, jų tikslas yra padidinti. Koks yra tų žmonių tikslas, nes jie labai daug kalba apie ir
Tai kad mes tiesiog turim nebevalginti mėsos ar ne, ir turim naudotis tais kitais produktais, tik jų tas galtinis siekis koks yra. Aš manau, jų tikslas padidinti parazitų kiekį mumyse, valgant šitus kirminus perdirbtus. Aš tai išeinu į padaugą. Sumažinti populiaciją. Tas jų pirminis tikslas. Aš tai manyčiau, kad vis tiek čia yra pelnas. Man atrodo, dabar taip specialiai daro, kad nuima natūralią mėsą, nes jau yra sukurta ta dirbtinė ir dabar tą natūralią reikia pakeisti, nes dabar jiems tai bus verslas, jeigu jie padaro ir pakeičia, tai jie tampa, jie jau taip milijardieriai, bet jiems dar neužtenka, tai dar daugiau nori. Ir dar žinai, koks vat kampas yra, kad natūralią mėsą dar tu pati galėsi užsiauginti, o ne natūralios tu visiškai neužsiauginsi ir būsi priklausomas nuo to. Ne tik verslas, bet ir kontrolės elementas. Čia mes kalbėjom kaip ir, kad pasirodo tokių idėjų, kad šiltnamius gal reikia žmonėm apriboti, nes jie esą nemoka užsiauginti daržovių. Tai čia yra, ne, būtent tą natūralią mėsą ar gyvuliukus tu palieki tam tikrą terpę, kur esą žmonės patys galbūt gali užsiauginti kažkokią mėsą ar taip toliau. O dabar atsiranda toks variantas, kad jeigu kitą mėsą uždraudžiam, tik tai tą laboratorinę skatinam, propaguojam, tai tas laboratorijas valdo kas, tai tie kurie ir investuotojai, kaip Gatesas ar kiti. Ja, kas užpatentuota yra, ką tai gali Ir apskritai geriausias vartotojas yra tas, kuris neturi savo mąstymų, nėra geriausias vartotojas tas, kuris neturi alternatyvų. Jam nepalieki jokių alternatyvų ir tada tik padarai, kad jis galėtų pirkti tik iš tavo rankos. Bet tų alternatyvų nelieka tuo atveju, jeigu tas pats žmogus tam nesipriešina. Taip. Bet link to turbūt, čia kai kalbėjom, koks tikslas turbūt link to einama nepalikti žmonėm jokių alternatyvų, ar ne padaryti juos priklausomus nuo kažkokio tai vieno kelių maitinimo šaltinių. Ir labai daug kas yra kišama po klimato kaitos kortą. Kas susijęs su mityba, tikrai labai daug klimato kaita, žodžiu, nebe klimato atšilimas, klimato kaita. Ir vienas iš tokių, čia ne per seniausiai nuskambėjusių dalykų, tai svirplių, vabalų valgymas, koks jūsų požiūris? Čia biržų duona, ne? Ne, jis sakė, tik svarstė, nedėna. Gal čia tiek apibarstė? Trupinių. Esat kas nors ragavęs svirpliukų? Ne, būna tokiuose dėžutėse džiovinti, nesat matę. O tai jau ir matė, kad žragavai, aš tik mačiau. Jo, tai žodžiu, jūs nepritarėt svirplių valgymui. Bet jeigu suvalgysit kokį svirplį, būtinai išvalykit parazitus. Pabadaukit 5 dienas. Šiaip tai jeigu žmogus nori valgyti svirplius, tai prašom, tegul valgo. Bet tai rodo kodėl jūs nevalgote parazitų kiekį. Nes aš nenoriu jų valgyti. Aš manau, kad yra daug naudingesnio maisto. O čia nėra, kad, pavyzdžiui, mes, kai esam visaėdžiai, bet mes nesam vabzdžiai ėdžiai. Nes yra vis tiek skirtingos tos grupės ir mūsų kūnai. Tu visą valgę, tai tu viską valgai. Man atrodo, kad visa valgizmas yra daržovės, vaisiai, uogos ir mėsytė. Ir dar grybai, bet ne vabzdžiai, ne? Bet kartais tarakonus, kartais nuo kartą kažkas išbando. Bet visą valgystę Azijos šalyse, tai jie tikrai vartoja įvairius ir irgi yra visą valgystę. Lygiai tą patį žmonės ir ten jie viską turbūt vartoja. Tai jau čia, žinai, jau kurioj, aišku, tai yra mum įprasčiau, tai yra skaniau ir galbūt skanu ir ten tie, ir kiekvienas žmogus pasirinkimas. Tai aš nesirinkčiau, aš nevalgyčiau. Čia tik tai galbūt, kai mes kalbėjom apie tas madas valgymo, ne, kai, tarkim, tu minėjai, kad jau Lidle, nesakei, kad yra net kategorijos maisto, kur tu esi A, B, C, D, ne, ir turbūt, jeigu yra tokios kategorijos, tai jos atsispindi kažkaip ir mūsų perkamam krepšelį. Ką mes perkam ir mes esam geri vartotojai ar blogi. Tai čia primena tą Kinijos variantą dėl socialinių kreditų ir vartojimo, kur būtent būdavo pabrėžima, kokius maisto produktus tu perki parduotuvėje, ar tu perki sveiką maistą, ar tu perki kokius nors batonėlius taip toliau, ir tavo tada socialinis reitingas krenta. Ir toje visuomenėje tu negali gauti taip greit paskolos, pavyzdžiui, dėl to, kad tu prasčiau maitinies, nes tu reiškia, galbūt trumpiau gyvensi ir tau sunkiau bus išmokėti tą paskolą, ar ne. Tai tokie aspektai dėliojasi ir tas mados dalykas atsiranda, kaip sakei, maitinimas, kuris visai iškreipia. Gal su svirpliais atsiras mada. Ir būtent su svirpliais irgi tas pats, kuomet net berods buvo minėta, kad net kažkokios močiutės nekalba, kaip jos valgo svirplių duoną ir kaip tai yra nuostabu. Tai reikia turbūt tas prast, kad kartais jau mes pajuntam, kad mums formuoja kažką, primeta, kad mes kaip ir privalom tos svirplius valgyti, arba tai, kad tai yra labai skatintina, ar ne? Kažkieno nuomonė, tai yra vis labai skatintina, kad mes valgytumėm. Čia kaip Vainis sakė, kas nori, galbūt gali pasirinkti, bet tas skatinimas jau kažkaip keistai atrodo. Bet su svirpliais yra kol kas esam tokioj fazėje, kai mus bando įtikinti, kad tai nėra nieko blogo.
Faina, skanu. Kai praeina šitą fazę, tada jau prasideda tas skatinimas. Norėčiau grįžti šiek tiek dar prie mūsų organizmo virškinimo. Kiek aš žinau, tai mūsų organizmas kaip čia netoleruoja, nevirškina chitino, kuris yra būtent svirplių kiauteliuose. Bet grybos irgi yra chitinas. Tiesiog grybus ilgiau virškina. Aš manau labiau, kad tai yra nauja pakankamai tema, kuri nėra labai giliai išnagrinėta ir kaip medicininiuose dalykuose labai dažnai būna sakoma, taip, tai yra gerai, bet vėliau pasirodo, kad tai yra labai negerai, kaip ir su genetiškai modifikuotu maistu, kai jisai atsirado, visi labai sakė, wow, kaip tai yra gerai, nuostabu, pigiau, geriau ir ilgiau laikysis viskas ir vat Amerikoje buvo labai ten tikrai baisus dalykas, kai buvo naudojama produktas L-triptofanas, čia priedas. Ir buvo 5000 liko neįgaliais, dėl amputuotų galūnių, 37 amerikiečiai mirė. Ir, bet tuo metu tai buvo viskas yra gerai. Vėliau pamatė, kad negerai. Tai su tais svirpliais aš manau, kad vėl tai nėra pilnai ištirta, tai nėra aišku ir... Bet aš tai žiūriu iš tos pusės, jeigu tu, pavyzdžiui, vasarą, ten kažkur važiuoji su dviračiu, jeigu tau koks ten vabalas įskrido į burną, čia vienas iš likščiausių turbūt dalykų, koks tai gali būti. Ir dabar tu savo norus ten renkies kažkokius sudžiūsius vabaliukus ir tu valgai, man kažkaip per šitą niekaip nesueina, kodėl tu turi, tokius perlipti per save, kad čia tipo faina. Aš tai nesu vabzdžių valgęs, bet bandau įsivaizduoti, kad sudžiūvusi vabzdį imti ir atsikasti nėra taip nemalonu ir šlykštu, negu kad kažkoks gyvas įskrenda tavo burną. Aš manau, kad mes visi esame valgę vabzdžių, tiesą sakant, dėl to, kad jeigu esame valgę natūralių produktų, tai tikrai oboliukė būna ir ten visur būna ir tikrai tų kirminukų būna, ten ir žirniuose ir tikrai jų būna ir jeigu valgom mes natūralų maistą, tai jų tikrai yra ir iš to tikrai nėra, kad mes visada pasigausim parazitus, nes suvalgėm, bet tai valgėm natūralų maistą, kurį valgė 1000 metų žmonės. Nevalgėm, gal netyčia pakliūdavo koks. Ne, tai aš nesakau, kad mes valgom specialiai ten renkam, tos kirminukus išsitraukiam ir tik juos išpai ir valgom. Ir man atrodo, čia vėl viskas grįžta prie to, kad dabar ta mada, tave gėdina, jeigu ten mėsą valgai, nesuvartoji ten klimato kaita, tai tu nevalgyk mėsos, ten mėsoji tu iš tipo baltymų iš mėsos. CO2 pėdsakas didesnis. CO2 pėdsakas, tas visas nepageidatina. Tai kad tu turėtum ko pakeisti, tavo duoda svirplius valgyti. Na, irgi toks vienas iš tokių dalykų, ką tau pasiūlo kaip alternatyvą mėsai. Beje, dar su ta lab meat, tai irgi yra tyrimas padarytas, kad CO2 emisijų yra daugiau negu iš tų karviukų, kurie čia vadina orą. Taip. Ozono sluoksnį. Taip. Čia kaip su elektromobiliais, ar ne, kur būna, kur sako, kaip paskaičiuoja, kiek elektros pagaminti reikia suvartoti, sunaudoti žaliavų, kad pagaminti elektrą ir kokia technologija, ko reikia, kad tom baterijom pagaminti ir sukurti, kad ta ekologija, maksimum tas ant to išeina, bet tikrai negeriau. Tai ir kalbėjome apie tą genetiškai modifikuotą dar maistą jau. Tai stengiatės išvengti genetiškai modifikuotų produktų? Stebit, žiūrit? Jeigu nepažymėta, tai nesuprasi. Bet iki 0,9% nebus pažymėta. Tai yra laikoma iki 0,9%, jeigu yra genetiškai modifikuota maisto, tai yra laikoma, kad tai yra natūralus produktas. Virš 0,9% jau tada žymi. Bet Lietuvoje, apskritai Europoje nėra tiek daug to genetiškai modifikuoto maisto ir dauguma maisto, kuris yra genetiškai modifikuotas, jis yra auginamas gyvūnų pašarui. Tai gyvūnėliai suvartoja, o mes vartojam jų produktus ir jau jų tikrai niekas nežymės, kad ten genetiškai modifikuota. Bet labai tikėtina, kad vis tik persiduoda, ar ne? Taip, be abejo. Tai čia primena, kaip mano viena biologijos mokytoja yra sakiusi, kad pienas yra augalinės kilmės dėl to, kad karvė ėda žolę. Tai pagal tą logiką, bet kas vartoja augalinį maistą, gali būti ir gyvūnas, ar ten, įsivaizduokit, kiaulė ėda pašarus augalinės kilmės, tai reiškia, kaip ir kiauliena yra augalinės kilmės, tai atitinka visus vegetarų, veganų reikalavimus. Kadangi bebras plaukia, reiškia žuvis. Bet aš manau, kad čia apskritai dabar tik pastaraisiais metais, gal ir pastarį dešimtmetį yra atsiradęs tas domėjimasis, ką tie masiniai maisto augintojai ir gamintojai deda į produktus, nes dabar ir Vokietijoje vienas didžiausių skandalų šiuo metu yra apie atrastą plastiką maiste, kurie beje tos dalelės jau 2013 metais berods buvo uždraustos Europos Sąjungoje, bet jau vis tiek tiksliau žmonių organizmuose padarė būtent nacionalinio sveikatos tyrimo, rado įvairių plastiko detalių, kurios patenka iš maisto.
Ir dabar ten yra irgi vienas tokių didžiausių sveikatos sistemos skandalų, kad vis tiek tie produktai, berods saldumynuose ar kitur, yra dedama arba yra apeinama net pagal tam tikras formulės galbūt. Tie produktai vis tiek papildomi plastiko elementais ir jie pas mus cirkuliuoja kūnuose. Kas jau turėtų neegzistuoti ES, bet vis tiek patenka. Ir mikroplastikai yra iš yrančio plastiko, patenka į gyvūnų organizmus, į žuvis ir iš tada labai irgi gaunam. Tai geriausia išvados yra kokios, kad geriausia užsiauginti savo maistą. Naudot- Kiek tas įmanoma, tik tai yra klausimas. Kad išvengti plastiką, aš manau, reikėtų kuo daugiau komponuoti stiklo indų į savo virtuvę, pavyzdžiui, gertuvę. Tai nereiktų iš plastmasinio bambalio gerti ir graužti tą Pjaustimo plastmasę. lentelių irgi geriau medinę pasirinkti, o ne plastikinę, kas dabar labai populiaru. Ir šiaip visi tie plastiko vartojimai, ten gėrimai iš plastikinės taros ir prisideda prie to, kad, tarkim, vyrų testosterono rodikliai yra žemiausi visoje žmonijos istorijoje turbūt. Tai irgi ypač vyrams tai yra žalinga. O kreipia dėmesį, kokį vandenį gerit, nes aš iš savo patirties tai labai pajaučiau, kai pradėjau gerti šaltinio vandenį. Ir iš tų pačių plastmasinių butelių stengiasi negerti kaip jums. Bandėt, sėmėt vandenį iš šaltinių. Galit pažiūrėti tokią, kiek arbatinukų turit kalkių. Jeigu arbatinukas greit užkalkėja, tai įsivaizduokit jūsų kraujagyslės, kaip užkalkėjusios yra. Pavyzdžiui, jeigu turit kavos aparatą, kas kiek laiko kalkina tą kavos aparatą, nes su žmogaus kraujagyslėm vyksta irgi tas pat kalkėjimas. Tada atsiranda visokiausi parazitai, užkemša tas kraujagyslės ir visą kitą. Trupčiu išeitis pabada. Bent jau ką aš pakeičiau pastaruoju metu, tai jeigu vis dėlto ir nusiperku kažką plastikinėje taroje, dažniausiai tai būna mineralinis vanduo, tai aš to butelio nebenaudoju antrą ar trečią kartą. Iškart dedu prie taros, kurią priduodu. Anksčiau būdavo pildavau vandenį iš krano, tą patį butelį kokį mėnesį ar du ir kartais jau taip jausdavosi tas toks. Plastmasės skonis, ne? Aš manau, kad iš vis yra svarbiausia stengtis gyventi kuo natūraliau. Tas pats šaltinio vanduo, jeigu išeina, yra galimybių į stiklinės taras prisipilti to šaltinio vandens, dar atkreipti dėmesį, iš kur piliesi, nes yra tikrai daromi tyrimai ir Kauno mieste yra žemuosiuose šančiuose yra šaltinis, bet jis yra užterštas tas vanduo ir jo tikrai nerekomenduojama gerti, bet tikrai verta yra pavažiuoti toliau kito šaltinio, kartais prisipilti to vandens, jis yra tikrai gaivus, geras, skanus. Ir pojūtis, po kurio laiko pasijaučia, ypač jeigu gyveni natūraliai arčiau gamtos, savo auginiesi maisto kiek įmanoma, kad ir iš turgaus stengiasi atrasti, kas savo augintą maistą pardavinėjo, o ne iš Lenkijos atvežta. Ir jeigu prisižiūri visą savo gyvenimo būdą, tai viskas tada ir pakankamai gerai organizmai būna. Ja. Kas dar turit ką pridurti? Ką rekomenduotumėt, kaip maitintis? Jeigu žmogus nori išvengti nesveiką maistą, užkandžiavimą bereikšmį, geriausias dalykas yra turėti kažkokią veiklą, susikaupus dirbti, kažką užsimti ir tada natūraliai nelieka laiko užkandžiavimui. Tai tikimės, kad mūsų pamąstymai ir patarimai ir patirtis buvo jums įdomios ir naudingos. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitais kartais. Iki. Da. Bet kai Lukas vartoja žodį parazitas,